BTV eteryje Dakaro ralio maratono apžvalga. Estamos en Tucumán. Sveiki, mes esam Tukumane. Vamos a Jujuy. Šiandien trečiasis greičio ruožas, mes važiuojame į Jujuy. Taigi, šiandien lenktynininkų laukia fantastiški vaizdai, nes mes važiuojame į kalnus. Tačiau daugeliui tai buvo neįveikiamas greičio ruožas. Deja, tarp to daugelio yra ir du lietuviški ekipažai. Taigi, iš San Miguelio de Tucumano mes važiuojame į Jujuy, aukštyn į kalnus. Ir jeigu galima kalbėti apie pirmas Dakaro dienas, tai vieninteliu žodžiu jas galima apibūdinti. Tai didžiulis karštis ir labai daug dulkių. Dažnai temperatūra viršijo 40 laipsnių, dėl to organizatoriai stengiasi motociklininkus ypatingai aprūpinti vandeniu. Ir po kiekvieno greičio ruožo laukia gydytojų brigados. Kai kuriuose vietose temperatūra viršijo 49 laipsnius. Kai toks karštis ir tiek daug dulkių, motociklininkams kartais net sunku kvėpuoti. Dėl to mes stengiamės, kai tik jie sustoja, juos gaivinti iš karto, duoti vandens, bandyti atvėsinti visais įmanomais būdais. Bet netrukus karštyje primirš kuriam laikui, nes jau nuo rytojaus sportininkai pakils į kalnus virš 3 km ir naktimis ten gali būti net minusinė temperatūra. Motociklininkų įskaita. Pirmiausia, kasgi buvo vakar? Vakar vienas iš greičiausių greičių ruožų šiame ralyje. Dažnai motociklininkai skriejo didesniu negu 180 km per valandą greičiu. Xavieras de Soltre įrodė, kad pergalė pirmajame greičio ruože nebuvo veltui, jisai buvo greitas. Aš galiu netgi greičiau, bet nenoriu rizikuoti, sako jis. Paulo Gonsalvesas vakar buvo trečias. Nejaučiu jokio spaudimo, dėl to atakuoju kiekvieną dieną. Bet savo lygoje važiavo praėjusiu metu nugalėtojas Tobis Praisas. Jis laimėjo. Gerai laimėti greičio ruožą, bet Dakaras dar ilgas, tai žiūrėsim, kaip bus. Šiandien greičio ruožas padalintas į dvi dalis, iš viso 364 km. Sunkvežimiams jis sutrumpintas iki 199 km. Iš viso daugiau kaip 700 km teko pravažiuoti sportininkams. Ir tai buvo labai sunkus greičio ruožas. Stefanas Vitko mūsų ekranuose nebuvo dažnai matomas jis kol kas per pirmas dienas. Septintasis buvo iki šio greičio ruožo pradžios. O tai Bareda Bortas startuoja ir finišuosis pirmas, bet apie tai šiek tiek vėliau. Tobis Praisas pirmiausia pradėjo šį greičio ruožą, kadangi laimėjo vakar. Ir pradėjo nuo problemų. Jau pirmoje dalyje greičio ruožo jis pradėjo klysti ir klaidžioti. Ir prarado labai daug laiko, apie 20 minučių klaidžiojo. Pirma dalis greičio ruožos buvo labai sunki naviguoti. Paklydau 8 km net nuvažiavau į šoną, kol supratau, kad ne į tą pusę važiuoju.
Matijas Volkneris taip pat nepasisekė jam, nes jis startavo su 5 minučių bauda. Sužinojo, kad gavo baudą už tai, kad viršijo greitį vakar. Forest Gelas mūsų ekranuose dar vienas žmogus, kuris iš karto po starto pasiklydo. Gerardas Faresas štai taip atvažiavo lyg ir į tašką, kur reikėtų važiuoti, bet nusileisti neaišku kur. Ir jis nebuvo vienintelis toks. Fagoteris prie jo labai greitai prisijungė. Tai buvo kritinis 33 kilometras, kur dauguma pirmųjų sportininkų klydo. Prie to dvejeto prisijungė ir duplo, bet kadangi jis atvažiavo vėliau, suprato, kad klaidžioja tie du motociklininkai, prisijungė prie jų ir štai taip, parkritęs, bet važiavo toliau. Daug klaidžiančių šiandien buvo. Argentinėtis Kaimi, vietinis lenktynininkas, šiandien jam buvo nebloga diena, jisai šiandien 7, nepaisant štai šio kritimo. Ir jis smarkiai pasikėlė bendroje įskaitoje po šio greičio ruožo. Štai tokie fantastiški vaizdai ir išdžiūvusios upės vaga ėjo dalis maršruto. Paulo Gonsalvesas šiandien 5, nepaisant to, kad jis taip pat krito. Štai tas vaizdas. Ir Paulo skundėsi galvos skausmais šiandien. 5.000 metros de altitude. Oi, beveik 5000 metrų virš jūros lygio. Labai sunku buvo važiuoti kurį laiką, nes labai skaudėjo galvą. Renė iš Prancūzijos šiandien važiavo labai gražiai. Šiandien jis parodė 3. rezultatą. Ir iš 19 jis kyla bendrai skaitoje net į 8 poziciją. Semas Sunderlandas šiandien 2, geriausias KTM-as, jis šiandien kyla į 2 vietą bendroje įskaitoje. Bet žmogus, kuris buvo nesustabdomas, tai buvo Bareda Bortas. Štai jisai, net 13 minučių įvežė jis artimiausiam persekiotojui. Ir šiandien Baredos Honda važiavo tiesiog fantastiškai. Ir jis užtikrintai pirmoje ir bendroje įskaitoje. Nepaisant to, kad yra gavęs minutę baudos, dabar jis daugiau kaip 10 minučių pirmoje prieš artimiausią persekiotoje. Strategija bus toliau tokia pati. Aš stengiuosi naudoti situaciją, o jeigu pasitaikys proga, pabandysiu atakuoti. Tai bus ir toliau. Taigi, Bareda Bortas, fantastiškas greičio ruožas jam. Sunderlandas 2, Renė 3, Husqvarna ant podiumo, Quintanilla ir Gonsalvesas. Taip atrodo 5-tukas. Bendroje įskaitoje lygiai taip pat, tik tai Toby Price'as šiandien praradęs beveik 20 minučių, jis krenta į 5 vietą iš 1. Ir keturračių įskaita jiems buvo dar sunkiau, nes jie negali taip aukštai ir toli šokinėti, taigi kai kuriuose vietose keturračiai tiesiog strigo. Ir svarbiausia, kad lyderiai strigo. Taigi šiandien viskas vertėsi aukštyn kojomis. Tie, kurie pirmose greičio ruožuose buvo pirmi, šiandien krito, tie, kurie buvo rikiuotės viduryje, šiandien kilo. Ir štai taip, būriais važiavo sportininkai tam, kad padėtų vienas kitam rasti kelią. Ir Gonsalvesas šiandien 1, jis argentinietis šiandien laimėjo. 2 Kasalė, 3 Mochačekas iš Čekijos. O štai šiame Kančekį slėnyje, kuriame vyko šios dienos greičio ruožas, galima rasti štai tokį miestą. Prieš 1200 metų jis buvo paliktas, nes iš pradžių inkai, po to ispanai nukariavo šį miestą ir jo gyventojai išsikraustė į kitas vietas. Nuo to laiko ši vieta yra visiškai negyvenama.
įskaita. Pirmajame greičio ruože Paragvajoje Naseras Alatija finišavo degdamas. Žinai, kaip pamatai liepsnai ir dūmus kabinoje, tai atrodo, kad viskas. Chevy Ponsas pirmam greičio ruože buvo pirmas, antram greičio ruože išsiardė į gabalus. Miko Hirvonenas važiuoja greitai. Čia daugiau drago trasa negu ralio, nes visą laiką tik tiesiosios. Tuo tarpu tom tiesiosiomis mėgavosi Sebastianas Loebas. Visiškai pilnai nuspaudęs akceleratorių, daugiau kaip 200 km per valandą. Daug duobių, bet automobilis puikiai susitvarkė. Ir Argentinoje greičio ruožas buvo labai pasiutęs su daug gyvulių. Ir vakar du lietuviški ekipažai susidūrė su problemomis. Antanui dingo kelios pavaros. Greičio ruožas buvo iš tikrųjų labai smagus, bet tikrai buvo greitas. Čia buvo greičio ruožas. Vakar pats padariau klaidą, pamačiau, kad pas mus kompiuterį kelis kartus išmetinėjo daviklio greičių dėžės problemą, žinai. Bet aš grįžęs, kadangi vėl lyg viską susitvarkė, pamiršau mechanikam pasakyti. Taip pat save nubaudžiau. Šiandien startavom ir nuvažiavom 20 km tik nuo starto ir, iš karto greičių dėžės davikliai visi parėjo. Kažkas susimalė ir likom su 3 bėgiais. Nebegalėjom jungti jokio kito bėgio, tik 3, 4 ir 5. Tai nei 6 bėgio, pačio greičiausio, kurio šiandien reikėjo, neturėjom. Ir neturėjom ir žemesnių bėgių, tokie buvo purvo sekcijos, galit pažiūrėti, kaip atrodo automobilis. Čia tikrai niekas nepasakys, kokia šito automobilio spalva, nes jis tiesiog neturi spalvos, nesimato nei vienos reklamos. Jie atrodo taip ištraukia iš purvų ir tiek. Tai tikrai važiavimas buvo toksai labai ekstremalus, nes aukštom pavarom reikėjo per tas purvo košės, ten mėtėm, skersėjom visaip, žodžiu, krūmais. Bet ačiū Dievui nesustojom, nes būtų sunku buvę išvažiuoti be pirmų bėgių. Mums svarbu būti 30-tukė, pirmos dienos. Dabar reikia būti 30-tukė, čia yra geros starto pozicijos, o rytoj jau prasidės sunkumai, kilsim į kalnus, prasidės sunkesni greičio ruožai. Tada jau tikėkime, jeigu neturėsim techninių bėdų, kopsim į viršų. Antano problemos yra lengvas pasivaikščiojimas palyginus su Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno bėdomis. Jei bivouaką grįžo vėlai naktį. Iki trečdalį pravažiavus pradėjo elektra šlubuoti. Iš pradžių dingo valytuvai, po to pasikalbėjimo įranga, galiausiai pradėjo šlubuoti motoras, ribot galę ir galų galę visai nusmigo ir likom be nieko. Sakyt, toks vaizdas, kad trumpina. Pratupėjom tenai labai ilgai, nes viskas moliu užlipdyta. Pirmus 100 km turėjom ištisai purvo vonės. Gal pirmus 30 buvo tik tai dulkės, paskui buvo jau purvo vonių daug. Tai labai ilgai ieškojom, kas ten kur ką, nes viskas užsikimšė, visur sluoksnis didžiausias molio. Tai paaiškėjo, kad generatorius buvo užklynės, pradėjom labai mažai krauti ir galų gale viską išjungė. Tai prasivalėm, grįžom pusę ruožo be šviesų, nes vis tiek labai prastai krauna. Tuo tarpu Benediktas Vanagas problemų vakar neturėjo. Problemos jau laukia šiandien, tiesa, apie tai duodamas interviu jis dar nežinojo. Trečiadienis, 3 Dakaro diena. Vėl ilga, 780 km bendra distancija, iš jų 364 km greičio ruožų. Pagrindinis niuansas yra tas, kad mes vis mažiau ir mažiau lenktyniausime keliuose. Tai prisideda daug išdžiūvusių upių vagų ir pagrindinis turbūt solidžiausias dalykas, kad iš labai didelių karščių, kaip kad 44 laipsniai pavėsyje vakar, mes turėsime daugiau negu 5 km aukštį virš jūros lygių. Ir tenai mes pateksime per turbūt gerą valandą. Tai tikrai, kad sudėtinga žmogaus organizmui, sudėtinga technikai, visiems sudėtinga. Taigi trečiasis greičio ruožas automobiliams. Tukumano provincija ir fantastiški vaizdai. Jau prasideda kalnai.
Bet viskas atrodo tik iš išorės ramu. Labai daug sunkumų laukia lenktynininkų ir jie apie tai dar nežino, nes tai buvo ryte. Naseras Al-Attiyah puikios nuotaikos, jam nuotaikas subjurs po keleto valandų. Sebastianas Loebas pradeda pirmas greičio ruožą automobilių įskaitoje, nes jis laimėjo vakarį, jis yra lenktynių lyderis. Ir pradėti pirmam yra blogai, jis iš karto paklydo. Tie lemtingi 31 kilometrų. Štai tai buvo išbaidyti ralio žiūrovai, nes Sebas labai greit suprato, kad jis paklydo. Ir Naseras Al-Attiyah po 3 minučių startavęs jau po 10 kilometrų iš karto aplenkė Sebastianą Loebą. Reiškia, Sebas jau suprato, kad jis pralaimi 3 minutės. Bet tai buvo ne viskas. Karlosas Sainzas taip pat klydo, štai taip, ant 2 ratų. Ir galų gale jis rado kelią ir prarado palyginus nedaug laiko. Galų gale Sainzas finišavo šiandien antras. O tai Žinielis de Viliersas su Naniu Roma. 2 komandos draugai čia susilietė. Neišsiteko dykumoj, bet galėjo tęsti lenktynės. Štai taip. Na ir šiandien užbėgam įvykiams už akių, pasakysiu, kad buvo tikrai ne Toyota diena. Labai daug žmonių klaidžioja, štai ir Benediktas Vanagas klaidžioja, kol dar važiavo. Deja, Benediktas pravažiavo tik pirmus 30 km, po to sugedo sankabą, jisai stovi ir jo rezultatas bus sugadintas. Atsiprašau, jeigu sugadinau kažkam tai vakarą. O tai Martinas Prokopas iš Čekijos, šiandien jisai važiavo greitai. Šiandien jis finišavo 9 vietoje. Ir šiandien Peugeot diena, iš tikrųjų. Šiandien pirmi 3 Peugeot. Stefanas Peterencelis laimėjo, Sainzas antras, Loebas trečias. Ir bendroje įskaitoje Loebas išlieka lyderiu, Sainzas antras, Peterencelis trečias. Naseras Al-Attiyah pažeidė ratą prieš pat greičio ruožo finišą. Ir kol kas nefinišavo, jis praras labai daug laiko, taigi kaip ir Benediktas Vanagas, jam šis ralis jau bus sugadintas. Mikko Hirvonenas šiandien 4 ir tai yra greičiausias ne Peugeot automobilis šiandien. Likę lietuviai, Vaidotas Žala taip ir nestartavo, automobilis turėjo daugiau didesnį gedimą negu buvo planuota, taigi mechanikai taip ir nespėjo panašu, kad automobilio sutaisyti. Vienintelis Antanas Juknevičius kol kas neturėjo problemų, jisai važiuoja. Šiuo metu jis dar neatvažiavo iki finišo, bet liko visai nedaug ir jis 25. Taigi, laikykim kumščius bent už vieną lietuvį ir tikėkime, kad Benediktas Vanagas sugebės pasiekti kažkokį būdų finišą, susitaisyti automobilį ir rytoj tęsti lenktynes. Taigi, kai tik tai sunkus greičio ruožas, iš karto Peugeot parodė, ką jie gali bekelėje. Naseras Al-Attiyah, jūsų ekranuose, Naseras kol kas dar greičio ruožė ir jis prarado jau daugiau kaip 1,5 valandos laiko, 2 kartus stojo, neaišku, ar pasieks finišą greitai. Na ir ta proga apie Naserą Al-Attiyah. 2 pergalės Dakaro maratonuose. Viena Volkswagen komandoje, kita Mini komandoje. Šiais metais Naseras atvyko į Dakarą dar vienoje komandoje, Toyotoje, ir nori pirmą kartą atvežti pergalę Toyota komandai. Toyota niekada nėra laimėjus Dakaro ralių. Naserai, čia tavo namai? Šitie? Ne, šitie seni. Šitie jau nebereikalingi. Va, mano nauji namai. Taigi, 2 metus jis praleido Mini komandoje, laimėjo Dakarą su jais.
Ir 13 Dakarą pradeda Toyota komandoje. Toyota komandos vadovas sako, aš laukiau žalio šviesos. Mes pradėjom kalbėtis per WhatsAppą, pasiūliau jam sudalyvauti ralyje, mes sutarėm, kad jis pravažiuos vienas lenktynės, jas laimėjo ir tai pradėjom bendradarbiauti. Bet su Naseru niekada negali žinoti, kas tavęs laukia rytoj. Taigi Naseras pravažiavo 6 lenktynės su Toyota automobiliu, visas 6 jas laimėjo ir suprato, kad nori važiuoti toj komandai. Toyota gera vairuoti, jinai turi benzininį variklį, daug garso. Ir dabar, kai pasikeitė reikalavimai ir visi turi vienodą 38 mm restriktorių, kova yra lygia vertė. Taigi, nepaisant to, kad laimėjo pirmą greičio ruožą, Alatėja jau pajuto, ką reiškia degti Toyota automobilyje. Jie buvo labai laimingi, kad tai baigėsi. Bet žinok, lyderiai, kai jie pirmauja, tai jiems padeda ir sėkmė. Aš manau, kad čia buvo tas variantas. Mes jau seniai nemėgėjai, mes iš mėgėjų tapom favoritais, profesionalais. Būtų labai gera laimėti, atnešti Toyotai dar vieną pergalę ir pačiam laimėti 3 kartą. Naujienų rubrikoje dar vienas Dakaro organizatorių labdaros projektas. 100 našlaičių organizatoriai pakvietė į bivaką susipažinti su Dakaru ir pamatyti, kas tai yra lenktynės iš vidaus. Čia yra keletas vaikų, kurie viską žinos dabar apie Dakarą. O tai dar vienas žmogus, kuriam labai nesisekė. Filikas Kroizonas, jis turi amputuotų galūnių ir jam šis Dakaras prasidėjo labai blogai. Jis atvažiavo vėlai naktį į bivuaką, nes automobilis gedo. Temperatūra automobilyje buvo virš 60 laipsnių. Aš žinau, kad Dakaras yra sunkus, bet negalvojau, kad nuo 2 dienos bus neįmanoma važiuoti. Aš net nežinau, ko ieškoti rytoj, kai mes važiuosim į kalnus. Kroizonas laimiai gali lenktyniauti toliau, mechanikai sutvarkė automobilį. Antras greičio ruožas Dakarui buvo negailestingas argentiniečiui Ramonui Nuniesui. Jisai susidūrė su iš paskos važiuojančiu sunkvežimiu, nes nesuveikė jo aparatūra perspėjanti apie iš galo atvažiuojantį sportininką. Nieko nesuprantu. Lyg tai Sentinelas cypė, bet staiga viskas apsivertė aukštyn kojom. Nesuprantu, kas atsitiko. Laimiai mums nieko nenutiko. Mechanikai panašu, kad išgelbėjo tą Toyotą ir jis važiuoja šiandien. Taigi, sunkvežimiai. Beje, apie vakar dieną. Va, tas sunkvežimis, kuris partrenkė tą argentinietį, jis irgi buvo partemptas, nes sudaužė visiškai savo priekį. Taigi, ilga naktis ir šios komandos mechanikam. Taigi, šiandieną sunkvežimiai iš tikrųjų dar važiuoja, jie dar nefinišavo. Derojui sunkiai diena šiandien, prasidėjo sunkiai, jis prarado jau daugiau kaip pusvalandį. Bet iki greičio ruožo pabaigos dar beveik pusė atstumo. Dar blogesnė diena Versteineno iš Olandijos komandai, nes jų naujai ruoštas sunkvežimis užsidegė. Ir panašu, kad Dakaras baigėsi čia jiems. Alešas Lopraisas kol kas važiuoja 4. Čekas jau daugiau kaip 10 metų važiuoja Dakaro ralio maratonuose. Ir panašu, kad naujai ruoštą Tatrą atsiperka. Genucenas kol kas važiuoja 3. Iveko sunkvežimį važiuoja jis buvo mechanikas beje iki šiol, dabar ryžosi važiuoti pats. Martinas Kolomiai kol kas važiuoja 2. Šitas čekas šiek tiek atsilieka nuo Eduardo Nikolajevo.
Eduardas Nikolajevas kol kas važiuoja greičiausiai, tiesa pirmauja prieš Kolomui vos 15 sekundžių. Taigi, ar Kamazai pagaliau pradėjo būti greiti, kai dingo keliai? Ar iš tikrųjų Kamazai gali važiuoti tik tai ten, kur nėra kelių, o ten, kur yra keliai, važiuoja greičiau kiti? Mes sužinosime jau rytoj, kai turėsime galutinius rezultatus iš šio greičio ruožo. Na ir žinoma, mūsų herojai, kaipgi gyvena Dakaro naujokėliai. Čia bivouakas, rytas, ankstyvas 2 dienos, sveiki, labai karšta buvo, labai blogai miegojau. Didn't sleep very well. Here we are lining up for the start. 2 dienos startas, labai anksti, dar neišaušo, daug labai motociklininkų, daug dėmesio, bet čia lenktynės jėga. Come on, boy. Ir kasgi mūsų laukia rytoj, 4. greičio ruožas, mes kylam į kalnus tolyn, 416 km mes važiuojam į Boliviją, į Tupizą, 3500 metrų virš jūros lygio. Ir čia bus ir šiek tiek kopų ir kalnų keliukų, taigi Dakaras palieka Jujuy miestelį, Argentina visai šalia Bolivijos ir Čilės sienų. Ir tai yra fantastiška gamta, garsėjantis kraštas, UNESCO paveldas. Ir kągi, šiandien tiek. BTV eteryje laikykite kumštukus už lietuvius, tikėkimės visi jie galės tęsti lenktynės jau rytoj. Susitiksim rytoj vakare, čia buvo Ramūnas Fetingis, iki.